Va, ir jūs galite pradėti dirbti. Ir jums bus raštas, jums bus va, šitoks. Ir vienodai visą laiką taip? Ne, raštą tada įdėsim. Čia dabar jūs žiūrėkite. Va čia jūs darysit va tokį va. Va šitokį. Būtai paskui uždėti. Šitą darysim, o paskui galiu išmokti raštą. O paskui galima išmokti raštą. Čia jūs dabar jau šitokį darysit. Vienoje pusėje bus geros akis, kitoje blogos. Va, ateikim iki galo. Gerai, ateinam. Gale reikia 2 kartus apsukti. Vieną kartą. Gal reikia 2 kartus? Užrašo vestuvininkam, jubiliejam, užrašo užrašus daro. Amato pats ir kitus išmokai. Matome, kad mūsų Lietuvos tänä päivänä aloitetaan semmoisen meidän suunnitelman, että opetella toisia ja opi itsekin toisista. Kaimai nyksta, senėja, žmonės išeina, tie pagrindiniai amatininkai į Anapilį ir norime perduoti senųjų amatininkų darbus jaunai kartai. Matom tiek šiandien daug gražių jaunų žmonių. Tänä päivänä tilanne on semmoinen, että kaikki tiedetään, että Lietuva on maaseudulta. Ateinant, dalyvauja šitame bendrame mūsų projekte Suomijos Respublikos Jansų regiono Liperio miesto menų ir amatų asociacijos 4 amatininkės ir gerbiama lietuvė, palikusi Lietuvą, amatininkė Barti ir ištekėjusi už Suomiją ir sėkmingai ūkininkauja ir vykdo taip pat projektinį darbą ir amatus moko. Minulle tulee valituksi. Bendruomenę. Mes tikrai, kaip Danutė sakė, tikrai gražiai gyvenam šitam pastate 3 organizacijas, tarp mūsų biblioteka ir mūsų darželis mokykla. Šiai dienai mes turim 70. Palaukit, neprisimėsiu, tuoj sustabdau, bet yra sustabdžius. 4 yra darželio ikimokyklinės įstaigos, kurios vaikai vadinasi Augimas yra. Siinä bibliotekoje yra aptarnaujama labai daug kaimų aplinkinių ir kavališkių. Ja sitten meidän kirjasto on aika laaja sinänsä, koska sitten se ottaa ihmisiä on tuossa Kaukolisken alueelta ja ympäri kylä. Skaito apie 600 skaitytojų. Atvažiavome mes 4. Tuli meitä 4. Ir labai džiaugiamės šiuo pakvietimu, nes ir be šitos pasagos mes žinojom, kad pasaulyje pati gražiausia ir draugiškiausia vieta yra Kavališkis. Rankė daro knygas. Ir čia gražiausia, šečiausia žodžiai. Danutė on tämmöinen kultakäkkä. Hän tekee semmoisia kirjoja. Zita Uksarangi mes galim grėbti šalikus, beria vertinius iš Vilnų viską. Zita on Visi papuošalai mergaitėms ir moterims. Vadinama rankdarbininkų, sano sillä meidän muistan kaikki, mitä sä teet,
mikä ammattitaisinen työpuoli. Šitą specialybė yra fizioterapija, bet užsiema įvairiais rankdarbiais ir atlieka darbus iš nimistesiteetin. Puhutaan tämän katsoa sitten mitä tämmöistä harrastuspuoli. Harrastuksena on erilaisia askartelupuolen harrastuksia, läksystä ja lasintöistä ja evantöistä. Pagrindinė užsiema šitą vadinamą stiklo apdirbimu, stiklo lydimu yra įvairiais vitražiniais ir tuo pačiu yra špulinis pynimas, kaip čia sakydavo lietuviškai, aš nežinau šitą, kaip juostelė nerinių špulinis pylimas su špulelėm jos, kaip jis vadinas lietuviškai. Mano specialybė yra žemdirbė. Ja käsityöpuolesta niin teen niitä. Ir šitą, ir pagrindinis mano yra vienkūnio. Ir pagrindė šitą mano yra toks susijėmimas ir amatai, aš darau antikinius meškučius, jie vadinasi antikiniai dėl to, kad jie yra pagal senų tradiciją, pagal senus piešimus ir siuvimus šitą paruošti, bet yra naujos medžiagos ir nauja, kaip sakant, perdirbimą. Ja erilaiset ruokatuotteet, joista täällä opetaan. Ir šiandien aš mokinsiu, kaip sakant, iš veltinio vėlinio padarytus gaminėlius, kuris pagrindė yra pardavinėjimas kaip atšvaistai žmonėms ir vaikams. Ja sitten annan joulun. Ir pagrindė šitą, kur jau kada turi laiko, tai tada mes klausime. Minä olen yksityisyrittäjä. Ir esu privatininkė. Valmistan tilauksesta miesten ja naisten vaatteita. Pagrindė šitą mano specialybė yra šitą ir siuvu vyriškus kostiumus ir balinės suknelės moterims. Ja harrastusten puolella on sitten tämä metallilanka. Ir šitą, sako, mano pagrindinis toksai, kaip sakant, užsiėmimas ir kaip amatininkė yra, mano vienas pagrindas yra vielos lenkimas ir įvairius gaminiai iš vielos. Siellä on pieniä yllätyksiä. Ir jums bus tokie mažyčiai tokie surprizai būtent šiandien parodyti. Ja harrastuksena on myös žmogus, kuris kol kas dabar biškutėlį, kaip sakant, pertraukėlę daro. Ir jinai pagrindė užsiema šitą karklų pynimu. Ir jeigu turės jėgų, tai parodysim šiandien irgi, kaip yra pinama, nebuvo pasiruošus. Pradėsime nuo šito. Tas irgi iš laikraščių susukui. Sama tavalla pumpujotta puolen paikusta kisillä. Polvilla lähtee sieltä pastatyylistä lehdestä. Tällaisia korjeja. Visuomet kas metai yra pakeičiami šitoje salėje paveikslai. Tai mūsų gerbiama Aušra. Aušra pasaulė. Taulun näyttely aina vaihtelee sinänsä, että kuka on taiteilijasta valaiskunnan johtajalla. Sveiki atvykę į tikrai draugišką, gražų kampelį. Džiaugiuosi, kad ir aš dalelė šito kampelio esu ir galiu prisidėti šiek tiek prie šito draugiško. Liukais galima šitą papuošti, tą emalę užlydyti, paskui tokios kaip juostelės, vadinamos stiklinės juostelės. Čia yra išpiešta su paprastu pagalėliu šitą. Ja, tässä on kupari. Ir tenai vario gabalėlis šitą ir 20 forminių pagrindų varinių. Jūs galite įsirinkti, kokią norėtume daryti, ant kurios ta emelė yra lydoma. O čia dar kai kur važiuosi, jie daryti tokių darbelių, ar čia... Jinai pastoviai daro, jie nedarys dabar, bet čia jums tik tai atvežė, taip kad šitą jūs galite įsirinkti, kokią norit šiandien lydyti tą emelę. Ant kokios formelės, ką norėtumėt pasidaryti. Idėja tame, kad ant tos formelės paskutės galima pasidaryti vairius pakabukus auskarus. Bandyk koją, nebijau. Pirmą apsiūti reikia, tai tada... Suvi ir jinai šitą būtent tą ketvirtą stalą jau turėjo šitą karklų pynimą rodyti, bet jinai atėjo dabar tik truputėlį nelabai gerai jaučiasi, taip kad šitą pažiūrės ir žiūrėsim, ar turės jėgų ką nors pamokyti. Oletko niin pitkä? Ei. Me vaan sanon, että jos jaksat sitten tehdä, ei ole mitään niin sä pyöritellä tässä ja ollaan. Sano sitten meille. Minä olen sitten tajuja. Ir iš kitos pusės, per centrą. Kaip
ašį, ašies per ašies ašį. Tada galima geriau sudurti ir gražesnis gaunasi gydymas. Norit pabandyti, jau supratot? Aš meistras, norit pabandyti? Aš kai esu pinęs, va čia visa kartono pagrindas. Šitą sukaišau taip pat čia užpinu, o čia užlankstu, kad aš lieka pagrindas. Dar galima ne kartoną. Aš pinu šitą, ne kartoną, pavyzdžiui, paėmė tiek pagaliukų vaduoti parodyti. Vaduokite. Anksčiau turėdavo tiesiog ir būreliai, papildomas ugdymas, ruošdavom spektaklius, o taip veikloj pabandom. O darbeliai tai mūsų pagal metus, žinokit. Galit žvilgti. Eisim toliau. Ypač jeigu dar žmonukai nieko. Pusė pirmos. Pitkiä tuota ja soita. Pitkiä niin kuin meilläkin kansakoulussa. Välitunnossa. O pitää vaikai kulmėšia. Pietinių miltų, 50% vandens, truputėlį stipresnė masė negu kad darome blynams. Ir dabar jinai sumažys, jinai šiek tiek turi išpriekti. Pasirenkat kas ką norit. Ar norit truputėlį pradžiai šitokį mažyti gabalėlį daryti, ar norite maikutes. Jei norit maikutes, kas norit pasiemat iš karto paaiškinu, ką daryti. Kas nori ant maikutės daryti tą vadinamą paveikslėlį. Jo, kas nori, tada galėsit ant tolino. Maikutė idėja tame, kad prieki šičia ant krūtinės darom paveikslėlį, kuris bus su tais miltais formuojamas. Viduj į tarpą įkišam 2-3 laikraščio lapus, kad dažai nepersiskvertų iš priekio į nugarą. Lapelių, augalinių lapelių, kokių tik tai noriu, sako, pasirinkau. Čia matot paparčius ir gėlytės. Mutta koska minulle ei kukaan kertonut, niin tässä ei ollut mitään välissä. Ir sako, niekas, kai sako, pradėjau daryti šitą takana, Ir sako, kai sako, kaip ir jums sakiau, kad niekas mums nesakė, taip kas sako, yra įdomus idėja. Kiaurom viskas persigeria ir mano lapelė ir kitoje nugaros gavosi. Taip, kad pas jūs yra laikraštis, jis nepersigeria, bet man sako, niekas pasakė, pas mane iš abiejų pusių. Ja joka tapauksessa, jos tää jää muovin päälle kuivumaan, vaikka tässä olisikin jotakin suojaa, niin tuo tausta tulee vaan. Ir sako, kad ir matysi, sako, kad ir šitą paliksite ant kokio nors celofano išdžiūti, kažkokia tai priežastis yra, kad žodžiu šitą vis tiek tas bendras paviršius, bendra ta visa mažytas spalva gaunasi šviesesnė. Jis leidžia tiem miltam išdžiūti ant rytojaus. Rytojų tada eina dažymas. Jeigu šitą darom, tai dabar dažom iš karto. Bet čia paprastesnis būdas.